administracijai ir buvusiam direktoriui, gerbiamam Algiui Labinskui ir dabartiniam direktoriui Remigijui Jankauskui ir visam nuoširdžiam šio muziejaus kolektyvui ir Dariaus ir Girėno aerodromo dabartiniam direktoriui, gerbiamam Eugenijui Raudickui ir Kauno aeroklubo direktoriui ir akrobatinio skraidymo federacijos prezidentui gerbiamam Reginantui Žingeliui ir visiems, kas prisidėjote, paskatindami, man padėdami, bet nors mažytė paslaugėlė, nors varškai palaikydami. Na, o mane dažnai klausė, kodėl aš rašau apie aviaciją. Žinot, aš apie tai turbūt pakalbėsiu eilėmis. Vėjas ūžė, propeleriai kaukė, eskadrilė pakilo aukštai. Į kovą broliai už tėvynę šaukė, sudie žemė ir gimti laukai. Dainavo man mamytė vaikystėje kadais. O vakarais, kai verkė arba šliuvo, Darius ir Girėnas, rašūs vyrai buvo, kerskite Atlantą, Vokietijai žuvo. Vaiskioj padangėje aukštai, vis krisdavo maži balti taškeliai, baltučiai dūmų kaspinai, erdvėje ženklino kelią. Ir drėkdavosi per padangę vis, girdėdavosi akis. Aš vis sakydavau mamytei, žemai lėktuvą noriu pamatyti, pačiupinėti, pažiūrėti, kaip atrodo. Man vis nutrūksta daug sodo. Dienos bėgo, metai plaukia, bet jo sodo nesulaukia. Atsiliepdami į vaikišką troškimą irgi, karvelė ir kregždutės demonstravo savo skrydį. Menu lankiau 6. klasę. Mėlynakė, geltonkasė, kai auklėtoja Janina Patavičienė mūsų būrį jauną, iš Kidrėnų nusivežė ekskursiją į Kauną. Vytauto Didžiojo karo muziejuje pirmą kartą iš arčiau aš lėktuvą pamačiau. Tai buvo oranžinė lituanika su būdais. Iki šiolei žinau savais gabūdų. Metai, dešimtmečiai bėga, aš lakūnų, tik šioliai pamiršti negaliu. Krinta lapai, ar žiedlapis sniegas, aš lygiu jos padangį turiu ir eilės jas oriu ir oriu. Na, o dabar norėčiau truputėlį dar spausti ir dažai svetimus knygos puslapis ir pasakyti, įsiminti kartu apie pirmąjį Lietuvos aerodromą. 1915 metais per pirmą pasaulinį karą Lietuvą okupavus vokiečiai Kaune pastatė parenginius pastatus ir pirmąjį dirižablį Rūsniką. Į aerodromą esantį tarp Žagariškių kaimo informatorius vedė bunkelis Rūsnikas. Šalia jo lydėjo didelis, nelygus pievos telkėtis. Lietuvė asmenybės palas, aerodromą, smarkiai išplėtė, pievas išlygino ir modernizavo. 1918 metais, vasario 16, Lietuvos nepriklausoma valstybė kairiajame Nemuno krante, Valsčiai ir Kaunas, 20 amžiaus pradžioje kūrėsi Lietuvos karinės aviacijos pajėgos jaunis. 1918 metų lapkričio 23 dieną Lietuvos kariuomenė organizavo inžinerinę kuopą ir įvairius dalinius aviacijos. 1919 metų kovo 12 diena Lietuvos karinės aviacijos įmonė. Pirmasis aviacijos būdų vadas buvo karininkas
Justinas Kubatkevičius. Pirmasis slaptininkas, karininkas Ignas Atankavičius. Majoras Petronis Petras, aviacijos dėlės vadas. Pirmasis dalyvavo nepriklausomybės kovose, kėlė Lakūnų sąjungą. Pirmoji aviacijos šventė. 1921 m. gegužės 29 dieną aviacijos šventė surengta, kuri buvo karo aviacijos antrosios metinės skirta. Joje apsilankė Respublikos prezidentas, krašto apsaugos